man tokia mintis kilo, kad vaikai laikosi už tėvų pradžioj. Tai kad mama, tėtis, aš mažas, o tu didelis. E, Kokia tavo nuomonė? Kada vaikas jau pats laikosi savęs, pradeda laikytis? Ar galima kito žmogaus laikytis? Tai nesilaikyti neįmanoma dėl to, kad vieni esam dėl kitų. Nes žmogus yra bendruomeninis ir bendrai. Jeigu būčiau vienas vienetas, tai aš nežinau, kaip būtų visumoje, bet mūsų daug kaip ląstelių. Tai kiekviena ląstelė neša savo funkciją, dėl to man vienai nereikia atlikti visų kitų likusių funkcijų. Tai taip ir laikomės vienas kitą kaip organizmas, kaip kūnas, kaip organai, žemynai žemėje, vandenynai kaip ir atskiri, bet vis dėlto, kaip žiūrim į bendrą vaizdą, tai yra vienas. Tai ir vaikas laikosi tėvų, ir tėvai laikosi vaikų. Ir jeigu neužaugam, labai daug yra vaikais ir likusių, tai ne tik už tėvų laikosi, vieni už kitų, už tų, kurie yra atsakingesni, ieško vaidmenų. Partnerystėje, santykiuose ieško vaidmenų, kas prie ko prisikabint, kieno kas neišreikšta. Tai ir pritraukiam. Kam trūksta tėvystės neišreikšti, tai ieško vaikų, kuo rūpintis, nesvarbu kokio amžiaus, o kas neužaugęs, tai ieško būtinai, kad būtų koks tai lyderis tėvai, kad galėtų sekti, kad pasakytų, kad lieptų, kad nurodytų, nesgi vaikai tai nežino. Nežino ne dėl to, kad mes turim viską žinoti, bet tiesiog neprisėma atsakomybės. Ką man daryti, jeigu yra tėvai, visada aprūpins ir visada galėsiu suversti ir deleguotis tai, ką aš turiu padaryti ant kitų. Tai labai patogu. Tai tokie laikymaisi. Tokie laikymaisi. Neišvengiami, kol esam taip, kaip esam. Ir laikomės. Ir ant žemės laikomės ir vieni kitų. Ir tas geras klausimas, kaip laikausi? Taip. Taip, harmoningai arba mažiau harmoningai. Tai balansas, kai kažkaip tai yra disbalansas, tada iš karto kyla noras ieškoti, žiūrėti, jeigu nebūtų šito, ką mes vadinam kančia arba disbalansu arba neharmoningais dalykais, tai savo absoliučiai ir būtume. Evoliucija sustotų. Bet kai tik yra kažkas ne taip, iš karto kyla klausimas, kas, tas prabudimas ir vyksta toksai. Prabudimas, kas čia, kur čia, iš kur čia, apie ką čia, kur čia, kas aš čia, ką aplink. Iš karto yra reakcija. O šiaip tai miegotume ir miegotume. Tai kol reikalingi šitie dirgikliai, tol reikalingi, tol ir būnam.